Miegodami praleidžiame trečdalį gyvenimo, todėl tinkamas čiužinys yra itin svarbu, tad šiandien apie tai ir kalbame. Pagrindiniai kriterijai renkantis čiužinį. Kietumas. Pernelyg kietas čiužinys sukelia kūnui įtampą, pernelyg minkštas čiužinys taip pat neleidžia pailsėti, kūnas jame paskęsta. Gamintojai skaido čiužinius į kelias grupės pagal kietumą. Tačiau čiužinio kietumą kiekvienas iš mūsų juntame skirtingai. Todėl visada išbandykite čiužinį parduotuvėje jums įprastą miego pozą. Atsigulkite ant nugaros, pakiškite delną po klubais ir pabandykite perbraukti ranką tarp nugaros ir čiužinio pečių link. Jei delnas lysta lengvai arba pečiai ir klubai jaučia diskomfortą, tai reiškia, kad čiužinys yra per kietas. Jeigu jūs gulite ant šono, o tarp čiužinio ir jūsų pilvo yra tuščia ertmė, čiužinys taip pat per kietas. Jeigu apsiverčiant reikalingos pastangos, čiužinys yra per minkštas. Čiužinį rinkitės pagal ūgį, jis turėtų būti bent 20 cm ilgesnis. Kuomet ant čiužinio miegama dviese, o žmonių svoriai skiriasi daugiau nei 25 kg, reiktų rinktis atskirius skirtingo kietumo čiužinius sujungtus specialiu vienu užvalkalu. Tokiu atveju tarpas tarp čiužinių nėra jaučiamas. Kuo kietesnis pagrindas, ant kurio yra čiužinys, ir kuo sunkesnis žmogus, tuo storesnė reikia čiužinio. Paprastai čiužinys turėtų būti bent 17-18 cm storio. Aukštas taškinis elastingumas garantuoja, kad spaudimas viename čiužinio plote yra jaučiamas tik toje vietoje ir nepersiduoda toliau bei leidžia čiužinį maksimaliai tiksliai prisitaikyti prie gulinčiojo kūno. Didžioji dalis dabar gaminamų čiužinių turi 7 anatominės zonas, kurios palaiko stuburą teisingoje padėtyje. Kuo elastingesni čiužiniai, specialiai pritaikytose vietose, tuo jie geriau paskirsto kūno svorį didesnėme plote. Čiužinių elastingumą visai nesunku patikrinti. Ant čiužinio pastatyta stiklinė turi išstovėti įspaudus čiužinį kumščiu kitoje vietoje. Spiruokliniai čiužiniai su metalinėmis spiruoklėmis dažniausiai yra pigiausi ir populiariausi. Ant jų lengva apsiversti, jie nešyla ir nepelyja, nes iš jų lengvai išgaruoja drėgmė. Gerose čiužiniuose kūno svoris pasiskirsto tinkamai. Prastesnėse modeliuose jaučiasi, kuomet šalia gulintis žmogus vartosi, jie neturi anatominių zonų. Spiruokliniai čiužiniai tinkami tik lygiam pagrindui ir nederinami su atlošiamomis lovų grotelėmis. Lateksiniai čiužiniai skirstomi natūralaus latekso, kurie žymiai elastingesni, ir sintetinio latekso čiužinius. Šie čiužiniai lengvai pristaiko prie kūno kontūrų, gerai praleidžia orą, elastingi, todėl sunkesnės kūno vietos bei stuburas išlieka taisyklingoje padėtyje. Atsparūs erkučių atsiradimui, lankstus, lengvai transportuojami. Minusas – turi specifinį kvapą. Putų pagrindo čiužiniai būna viskolastiniai arba šaltų putų. Viskolastiniai čiužiniai gaminami iš polimero, kuris prisitaiko reaguodamas į ant jo gulinčio kūno šilumą, o kai atsikeliate grįžta į pradinę poziciją, tačiau pradinė forma atsistatinėja gana ilgai. Ant jų sunkiau vartytis. Kai kurių modelių skirtingos pusės yra skirtingo kietumo. Teigiama, kad miegoti ant tokių čiužinių yra šilta, nes jie nepralaidūs orui ir geriau sušyla nei kiti. Jie yra atsparūs erkučių atsiradimui, tačiau jie yra brangus ir netinka daug prakaituojantiems žmonėms. Šaltų putų čiužiniai dažniausiai susideda iš specialių putų ir viskolastinio čiužinio pagrindo. Labai gerai pristaiko prie kūno formų bei grotelių, juose gera oro cirkuliacija, geras spyruokliavimas keičiant miego padėtį, atsparūs erkučių atsiradimui. Čiužinių minusas – jie labai sunkus. Natūralūs čiužiniai gaminami tik iš natūralių medžiagų, sudėtyje neturi metalų, yra ekologiški, įvairių kietumo lygių. Tačiau jie sunkiai pritaikomi per statomam grotelių rėmui, susidaro išgulimas duobės, neišvengiamas gan greitas dėvėjimasis. Čiužiniuose lengvai veisiasi grybelis ir erkutės. Alergiškiams žmonėms rekomenduojami čiužiniai su antialerginėmis savybėmis. Vienose jaudini specialiai jausti sidabro siūlai, kitose yra mikrokapsulės su gyvų organizmų probiotinėmis bakterijomis. Rekomenduojama rinktis čiužinį su nuimamu ir plaunamu užvalkalu. Kai kurie gamintojai čiužinio kraštuose deda daugiau spiruoklių arba padaro medžiagas tankesnės. Tuomet kraštai pasidaro tvirtesni ir apsaugo nuo nuriedėjimo iš lovos, ant jų galima sėdėti, jie nepraranda formos. Čiužiniai retkarčiais turi būti apsukami ar apverčiami, tai suvienodina čiužinių susidėvėjimą ir prailgina tarnavimo laiką. Gerai pritaikytos grotelės gerokai prailgina čiužinio tarnavimo laiką. Tarpai tarp jų turėtų būti nedaugiau nei 5 cm, o grotelės tarpusavio turėtų būti surištos. Ideali lova čiužiniai, be patalynės dėžės ir rankojelių. Tuomet tinka bet kokio tipo čiužiniai, kurie tokiu atveju vėdinasi ir kvėpuoja. Lovoms su patalynės dėžė netinka lateksiniai čiužiniai. Jie itin jautrūs besikaupiančiai drėgmei ir per mažai ventiliacijai.